Druskininkų sveikatos parką, kitaip vadinamą čia dirbusio pedagogo, gydomosios kūno kultūros specialisto Karolio Dineikos vardu, vyriausybė įtraukė į valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašą ir jam rekonstruoti iš ES lėšų skirs 4 milijonus litų. Vieno didžiausių Lietuvoje gydomosios kūno kultūros specialistų ir puoselėtojų Karolio Dineikos parke bus atgaivintos senosios sveikatinimo tradicijos, tikimasi pritraukti ir privačių lėšų. Autorius ir sugalvotojas ir mūsų pagrindinė to parko koncepcija tai yra viešas, atviras parkas, kuriame būtų atgaivinama tai, kas buvo jame teikiama kažkada, tą, ką galima dabar pritaikyti šiandien dienai ir kai kurios paslaugos, kurios buvo Karolio Dineikos, sumąstytos, suorganizuotos tame parke ir be abejo su naujomis oazėmis ir erdvėmis. Manau, kad ten atsiras daug gražių elementų, pagrindiniai ir konkretūs tiek objektai, tiek vietovės, tiek paskirtys to parko teritorijų atsiras tada, kada įvyks konkursas, nes artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas, kurio metu bus parengiamas ne tik tai architektas, projektuotojas, kuris suprojektuos tą parką, bet taip pat ir jie turės pateikti savo idėjas. Ir vertinime bus ne tik tai kaina, bet taip pat ir vertinamos idėjos. O idėjas, aš manau, kad komisija vertins apie tai, būtent kas tame parke atsiras įdomaus, gražaus ir žydinčio ir taip toliau ir taip toliau. Aš manau, kad ten neturėtų atsirasti kažkokiu tai skleidžiančių didelį garsą, ar tai žaidimo aikštelių, ar tai kitokių atrakcionų. Manau, kad tai turi būti ramus, tylus poilsio parkas, kuriame vieta būtų ir mūsų mažiesiems lankytojams, tiek jų tėveliams, tiek jų seneliams ir tiesiog įdomi poilsio vieta su sveikatinimo elementais. Kada būtų galima tikėtis tiek svečiam, tiek gyventojams išbandyti šį parką ir žengti jį? Kadangi bus pirmas konkursas, tai bus projektavimas su pačia idėja, kaip aš jau paminėjau, po to bus skelbiamas konkursas įgyvendinimui to numatyto projekto, tai aš norėčiau tikėtis, kad jau sekančiais metais prasidės darbai ir galbūt nemaža dalis jų bus padaryta, bet kad jau sekančiais metais būtų užbaigta rekonstrukcija to parko, turbūt būtų per daug optimistiška galvoti, nes keletą mėnesių be abejo truks projekto darimas, po to viešas skaidrus tarptautinis konkursas jo įgyvendinimui, na ir po to darbai, kurie tęsis turbūt vėlgi arti metų, tai galima galvoti, kad 13 metais mes tame parke jau galėsime lankytis kaip renovuoto parko klientai.